Miškininkai perspėja, jog grybautojų, uogautojų ir poilsiautojų miške tyko pavojai. Nusprendusieji turiningai praleisti laiką miške, tai yra pasirinkti miško gėrybių ar pailsėti miško poilsiavietėje, turėtų nepamiršti, jog miške gali tykoti pavojai. Miško prižiūrėtojai perspėja, jog lankytojai turi laikytis tam tikrų elgesio taisyklių. Be abejonės, miške žmonėms gali kilti įvairūs pavojai. Tai pirmiausia gerai žinomas mūsų vabalėlis erkė gali įkibti, gali žmogus netyčia užminti ir ant gyvatės, gali sutikti žvėrį, gali galų gale bevaikščiodamas miške pasiklysti, gali šiaip kokia kita nelaimė užgriūti, gali užeiti liūtis, vėtra, gali pamatyti arba sukelti ir pats gaisrą ir tuomet reikėtų elgtis atitinkamai, kad išsaugotum savo gyvybę ir atitinkamai padėtum miškininkams, gaisrininkams užgesinti kilusį gaisrą. Tai kalbant apie tuos pavojus, tai žmogus turėtų žinoti, kaip einant į mišką, kaip apsirengti, kokios priemonės pasiimti, kad išvengti tų galimų pavojų. Tai turėtų tinkamai būti tinkamas apavas, rūbai tinkami, turėti su savimi veikiantį telefoną, nenuklysti toli nuo paliktos mašinos arba nuo tos vietos, kur nuo kelio. Ir miškas yra suskirstytas kvartalais ir tos kvartalinės linijos yra išvalytos, prakirstos, jos yra apie 4 metrų pločio. Tai jau mišku einant, pereinant tokią liniją reikėtų atkreipti dėmesį, kurioje tu vietoje esi, kaip toli tavo palikta mašina, kad galėtume susiorientuoti, grįžti atgal. O jeigu ir pasiklydus, tuomet nereikėtų panikos kelti, reiktų apsiraminti, nurimti ir tuomet bandyti susiorientuoti toje, kur esi ir neiti, neieškoti išėjimo kokio, nes dar labiau nuklysi. O jeigu turi telefoną, kreiptis pagalbos ir taip įsikviesti pagalbą, ar kelti, jeigu turi švilpynę, ar taip kelti triukšmą, kad kas nors išgirstų. Kiekvienas atvejis pasiklydus miške yra kitoks, todėl universalaus patarimo nėra. Tačiau galima nuo pat mažens mokinti vaikus, juos instruktuoti ir paaiškinti, kaip elgtis ekstremaliu atveju. Miške suaugusieji turėtų žinoti, jeigu saulėta diena, tai galima būtų susiorientuoti pagal saulę. Jeigu saulės nėra, tai pagal augančius medžius, pagal skruzdėlynus galima susiorientuoti. Žinoma, kad šiaurinė pusė medžių ir kelmų yra labiau apžėlusi samanomis, kerpėmis, o pietinė pusė yra švari. Taip galima būtų susiorientuoti, bet prieš tai prieš einant į mišką, reikėtų labai gerai įsidėmėti tą vietą, kurioje palieki mašiną, apeiti nedideliu atstumu aplink tą teritoriją ir tada eiti toliau. Ir, kaip sakiau, jausti tą kvartalinį tinklą miško, nepereiti, o jeigu ir perėjus, tai įsidėmėti, kur į kurią pusę perėjai kvartalinę liniją. Ir tada jaustum, kvartalinės linijos ilgis yra apie 0,5 kilometro. Tai jeigu jau daėjai liniją, tai gali būti taip, kad skaičiuok, kad jau esi apie 0,5 kilometro, kilometras nuo paliktos mašinos. Tai pakankamas atstumas, kad dar nuklydus kur nors bus sunku grįžti atgal, gali visko nutikti. Visai kitokia situacija susiklosto, jei grybautojai, uogautojai ar poilsiautojai miške sutinka laukinius žvėris arba smalsumo vedami stengiasi iš arčiau apžiūrėti pastebėtą jauniklių vadą. Jeigu sutiktum žvėrį, tai nereikėtų vėlgi žvėries eiti arčiau, jeigu draudžiama arba tiesiog nepatariama žvėriui žiūrėti į akis. Turi būti, žvilgsniai negali susitikti ir žmogus sutikęs tokį plėšrūną mūsų vilką, jis neturėtų jam atsukti nugaros. Jis turėtų trauktis žmogus atbulas. Lėtai trauktis atbulas, mosuodamas rankomis, rankas į viršų pakeldamas ar turėdamas rankinę ar ką iškeldamas, kad sudarydamas didelio gyvio vaizdą.
Tai nežiūrint vilkui į akis, žmogus turėtų ramiai iš lėto pasitraukti atbulas. To sužavė vaikus ypatingai ir suaugusius sužavė jaunikliai sutikti miške. Ar tai lapiukai, ar tai kokie kiti žvėreliai, ar šerniukai, ar kas. Tai yra labai pavojinga artytis prie jų, nes netoliese yra motina ir tokiu atveju, jeigu pabandysi artytis, gali motina pulti, ginti savo vaikus, tada jau susidūrimo nebeišvengsi. Ir kuo baigtis, tai sunku pasakyti, kuo tas baigsis. Gal išgąsčiu, gal kuo, bet linkėkime, kad viskas gerai baigtųsi. Miško lankymą reglamentuoja taisyklės ir jei lankytojai šių taisyklių laikosi, miškui nepadaroma didelė žala. Draudžiama uogas rauti, krūmus rauti arba su šukomis traukti, rinkti uogas, draudžiama grybauti. Grybavimo taisyklės numato vėlgi, arčiau kaip 100 metrų prie sodybų draudžiama yra uogauti, grybauti savininkų miškuose. Draudžiama rinkti atitinkamo diametro, mažesnio diametro grybus, draudžiama juos rauti, reikėtų nupjauti gražiai, kad liktų šaknis grybų liktų. Ir draudžiama kurti laužus gaisrams, bet dabar tokiu pavojingu laikotarpiu miške, sausu periodu, dabar kaip tik tai viskas sužaliavo, tai baigėsi toks atokvėpis, ramybės periodas, sunokus uogom ir grybams atsirado vėl žmonių padidėjimas, gaisrinis periodas, rizika tapo didesnė, tikimybė kilti gaisrui yra didesnė, daugiau žmonių miškuose, todėl draudžiama kurti laužus ne tam skirtose vietose ir draudžiama mašiną statyti nuo kelio į mišką pavažiavus ant miško paklotės. Už tai yra numatyta administracinė atsakomybė ir gali būti skiriamos baudos atitinkamo dydžio, bet geriau, kad to nereikėtų, kad žmonės patys suprastų ir jeigu pamatytų kitą kartą kilusį gaisrą, jeigu jis nedidelis, tai bandyti užgesinti jį savo pačiam užgesinti, paėmus šaką, nulaužus su šaka galima ugnį užmušti, taip kalbant, arba užmindyti kojomis, batais, bet taip, kad nesusižeisti pačiam. Ir jeigu to mato, kad padaryti žmogus tokio užgesinti kilusio gaisro negali, tuomet reikia informuoti tarnybas, priešgaisrinę tarnybą, miškų urėdijos tarnybas, skambinti telefonais 01 112 ir taip pasakyti vietą, kur daugmaž yra, tada atvyks tarnybos ir bus gaisras užgesintas. Kalbant apie kylančius gaisrus dėl poilsiautojų kaltės, būtina paminėti, jog įrengtose urėdijos poilsiavietėse su laužavietėmis poilsiautojai ne visada palieka tvarkingą teritoriją. Girininkai kiekvieną kartą atranda prišiukšlintą teritoriją, netvarkingai paliktą ir neužgesintą laužavietę. Liko tik keli akmenys, keliai palikta, šakos sumesta, laužas nebuvo užgesintas, pats užgesęs ir laužavietės vieta, poilsiavietės vieta tinkama, geroj vietoje įrengta, miškininkų prižiūrima, bet lankytojai nežino, kaip elgtis, nemoka elgtis ir nenori ir palieka bet kaip. Šiandien tokia kultūra, tokia situacija, to dar reikia dirbti ir dirbti su žmonėmis, kad juos pripratyti prie poilsio gamtoje ir kad liktų gamtoje švaru, tvarkinga, kad žmogus savo šiukšles atsivežęs ir jas suprastų, kad jas reikia ir įsivežti, ir turėtų maišą, tam būtų pasiruošęs. Tai miškas atviras visiems, bet reikia jį palikti tokį, kokį randi ir dar geresnį.
Kiekvienas poilsiautojas, būdamas gamtoje, turi suvokti, jog miškui daroma žala dėl jų kaltės gali padaryti nemažai nuostolių. Tačiau nuostoliai patiriami ir ne dėl poilsiautojų, o dėl netikėtai užklupusių miško kenkėjų, kaip tai atsitiko Svilonių girininkijoje. Pastaraisiais metais pastebėma, kad ir klimatas atšilo, ir žmogaus veikla suaktyvėjo miško gamtos atžvilgiu, o čia šiuo atveju mes matom netikrai eglinį skydamarį. Jo židinys išplitęs apie hektaro plote ir matosi eglės, kurios žūsta arba žus artimiausiu laiku. Šitas vabzdys amaras atėjęs Lietuvoje dar ne šviežias. Jisai pirmieji jo požymiai buvo tik tai 2009 metais didesni aptikti, bet jisai sparčiai plinta ir miškam pridaro daug žalos. Užpraeitais metais buvo Pagelažių girininkijoje labai daug tokių nusiaubtų eglynų ir jau matote randam ir čia Svilonių girinkijose. O daugiausia skydamario pakenkti eglynai būna ten, kur yra nusausinta dirvožemis. Reiškia, mes padarėme melioracijos griovius, nusausinom žemę ir reiškia, šitas eglė augdama, jinai apsilpusi būna ir labiausiai ją puola skydamarys. Ir ką tokiu atveju daroma, kai yra aptinkamas tas skydamarys? Kertami medžiai ar kažkaip tai saugomas kitas miškas? Chemijos jau nebenaudojam ir jinai būtų kova su vėjo malūnais. Dabar pagrindinis ir vienintelis mūsų įsigelbimo šaltinis laiku iškirsti užpultus medžius. Netikrasis eglinis skydamaris yra vabzdys priklausantis blakių būriui ir netikrųjų skydamarių šeimai. Žvalgyti eglynus ir surasti netikrojo eglinio skydamario masinio dauginimosi židinius yra būtina, nes žinant pažeidimo mastą yra lengviau planuoti ir taikyti apsaugos priemonės. Miškų kenkėjai miškininkystėje svarbi kenkėjų kategorija. Sanitarinė miškų priežiūra viena iš sričių, kur reikia ne tik specifinių žinių, bet ir patirties. Smulkiau miško kenkėjai skirstomi į spyglius ir lapus griaužiančius kenkėjus, medžių liemenų, jaunuolynų, šaknų ir ūglių, vaisių ir sėklų kenkėjus. Miško sanitarinė priežiūra vykdoma ištisus metus, tačiau vasaros laikotarpiu atbunda visi kenkėjai bei ligos. Miško sanitarinę apsaugą reikia vykdyti visais metų laikais, tačiau, aišku, žiemos laikotarpiu dėl gamtinių sąlygų sumažėja miško sanitariniai apsaugai, reiškia, skirtas dėmesys dėl savaime susidariusios tokios padėties, nes daugumas kenkėjų, taip vadinkimi, užmiega, lygos ir kiti kenkėjai irgi nesidaugina. Taikant kovos priemonės su miško sanitarinės saugos, tai reikia visų pirma pažinti priešą. Tai tos kovos priemonės prasideda nuo stebėjimo. Iš pradžių vykdamas stebėjimas, paskui duomenų analizė ir tik vėliau vykdomi kovos tos priemonės. Didžiausias rūpestis vasarą – miško gaisrai, kurie kasmet sunaikina daugiau kaip 10–15 milijonų hektarų miškų. Jeigu sausa ir tokia karšta vasara, tai labai padidėja dėmesys miško gaisrų stebėjimai ir priežiūrai. Taip pat vasarą vykdomi kiti darbai, kurie suintensyvėja labai vabzdžių ir vabzdžių tokių kenkėjų daroma žala. Dėl susidariusių palankių aplinkybių gali masiškai išplisti židiniai ir kad to neįvyktų, vykdomi tokie stebėjimo priemonės tokios kaip gaudyklės feromoninės. Jos iškabinamos miškuose ir stebimas vabalų skaičius gaudyklėse. Liemenų kenkėjų mažinimui iškabinamos feromoninės gaudyklės, išdėstomi vabzdžiagaužiai medžiai, vykdomi sanitariniai kirtimai. Feromoninės gaudyklės žievėgraužiui tipografui gaudyti plynų kirtimo eglynų kirtavietėse. Mūsų visus veikia gyvus padarus kvapai, o vabzdžių pasaulyje tai iš vis labai svarbu kvapai ir pagrįsta principu tokiu, kad tai yra specialios konstrukcijos, jame įdėtas feromonas. Feromonas yra, sakysim, tai yra cheminė medžiaga, kuri atitinka konkrečiai tų vabalų skleidžiamą kvapą. Konkrečiai, tai, sakysim, tai yra patelės kvapą. Ir yra viliojami vabalai,
kurie, sakysim, sukrenta čia, mes kas 2 dienos darom apėjimą, juos renkam, naikinam. Tai yra tokia, ir profilaktinė, ir apskaitos tuo pačiu monitorinė, nes, pavyzdžiui, jeigu yra didelis judėjimas, daug čia papuola, vadinasi, darom apėjimus miške, tai irgi, sakysim, ten kas tam tikrą laiką vaikštom po eglynus grinus ir matyt, ten pagal, tam yra, sakysim, tam tikrus požymus, matosi, pavyzdžiui, eglė gali būti žalia, visa kita, bet jeigu yra, matosi, išgraužų, tai yra užpulta ir vienintelis vaistas, tai ją nukirsti. Dar viena priemonė nuo miško kenkėjų – vabzdžiagaudžių medžių išdėstymas. Vabzdžiagaudžiai medžiai gali būti apipurškiami insekticidais prieš pat žievėgraužių skraidymą, kai oro temperatūra pakyla iki +18. Tokia priemonė dar cheminė daugiau naudojama medienos apsaugai, tai spygliuočių mediena esant vasaros laikotarpiu yra nupurškiama chemikalais tam, kad sunaikinti kenkėjus. Bet taipogi medžius puola ir ligos įvairiausios, ne tik kenkėjai. Taip, čia tarpusavį surišti šitie veiksniai ir paprastai po kenkėjų užpuolimo, po židinių puola ir ligos, ir atvirkščiai, arba ligos įtakoja medžių nusilpimą ir tada užpuola kenkėjai. Va, kaip pavyzdys, 2010 metais užpuolus eglės juodligei labai išplito netikrojo eglinio skydamario židiniai. Ir teko priimti tokią priemonę mechaninę kaip sanitarinius kirtimus, kur buvo medžiai iškirsti rinktiniu būdu, o kur reikėjo, netgi teko plinai iškirsti išdžiūvusius medžius. Sanitarinė miškų priežiūra viena iš sričių, kur reikia ne tik specifinių žinių, bet ir patirties. Miško apsaugos uždaviniai – saugoti mišką ir jo išteklius nuo miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvulių daromos žalos. Taip pat saugoti mišką nuo žvėrių daromos žalos, gaisrų, ligų, kenkėjų ir kitų stichinių nelaimių, miško dirvožemio ir medžių mechaninių pažeidimų. Yra kai kurios priemonės ir užplanuotos, kurios vykdomos kasmet profilaktinės užbėgimui ir toliau vykdoma pagal faktą, kad gamtoje nieko nėra, kaip čia sakysim, pastovaus ir vienodo, tai yra kinta, tai vykdom priežiūrą, kur, sakysim, jeigu atsiradus kažkokiem tendencijai, kad židiniam vystytis, kenkėjų ar kažkokių lygų ar dar kažko, tai jau, sakysim, tos yra viršplaninės darbai, išlaidos ir visa kita. Lietuvoje laupydami medžių žievę, nukasdami ūglius ir į kamieną valydami nuo ragų odą didžiausią žalą miškams daro briedžiai, stirnos ir elniai. Iš pelinių graužikų Lietuvoje dažniausiai sutinkamos ir daugiausiai žalos apgrauždamos žievę padaro geltonkaklė ir miškinės pelės, pievinis pelėnas ir miškinis pelėnas. O pilkasis kiškis nukanda medžių ūglius, nugriaužia žievę. Bebrai stambiausi mūsų krašto graužikai. Tvenkdami upelius, melioracijos griovius bei kanalus užtvindo miško plotus, kur dėl gruntinio vandens lygio pasikeitimo medžiai nudžiūna. Šiaip bebrų turim tokią problemą su bebrais. Žinoma, medžiotojai kiek įmanoma mėgina jų skaičių reguliuoti, medžioti, bet šiuo metu tai yra, kaip čia sakykime, jų veisimusi periodas, laikotarpis, tai sakysim, jie augina vaikus, dabar yra nemedžiojami ir netrikdoma jų ramybė. O šiaip tai stengiamės, sakysim, visai iš miško bebro neišguiti, bet jau tas vietas ir, sakykime, bebravietės, kurios daro didelę neigiamą įtaką miškam, tai stengiamės likviduoti, kad sakykime, taisyklių ribose, kaip sakykime, optimizuojam jų skaičių. Kiekvienų metų pabaigoje yra surenkami duomenys apie miškui padarytą kenkėjų žalą. Praeitais metais suskaičiuota, jog žala nuo įvairių veiksnių padaryta 916 hektarų miško plote. 428 hektarai židinių buvo likę nuo 2010 metų, naujų atsirado 488, 295 hektarai išnyko dėl gamtinių priežasčių savaime. O židiniai likviduoti 416 hektarų plote. Pavyzdžiui, pagal faktorius, tai vabzdžių pakenkimai buvo 146 hektarai, atsirado 5,
sunyko 115 ir likviduota 36. Gyvūnų pažeidimai buvo 52, sunyko 100, atsirado naujų 108 ir likviduota 13. Abijotinių veiksnių 86 hektarai, 318 atsirado naujų, sunyko 41, likviduota 283. 2011 metais nudžiuvo užmirko ir vėjas lygos pažeidė 193 hektarus veiksnių. Čia daugiausia buvo uosių džiūvimas. Dar didelę žalą daro ir bebrų užtvenkimai. 31 hektare buvo užmirkęs miškas. Vabzdžių pakenkimai 2011 metais užregistruoti 151 hektarų plote. Atlikus sanitarinės priemonės vabzdžių kenkėjų pažeidimų likviduoti 36 hektarų plote. Visų gyvūnų vystymasis vyksta bangomis, tam tikrais ciklais. Kuo mažesnis gyvis, tuo sunkiau sekasi žmogui reguliuoti jo gyvenimą. Miškininkams tenka kuo skubiau iškirsti kenkėjų apniktus medžius ir išvežti pažeistą medieną iš miško. O miškų įstatymas reikalauja, kad plynai iškirstas miškas būtų atželdintas per 2 metus.